Labą dieną, šnekinam Dovydą, Karkiuką, aišku, čia nebereikia sakyti jų pavardės. Tai dabar tik tai treniruojasi ant dviračio, nes kaip ir su motociklu patyrė traumą. O dabar jeigu kamerą galėt pasukti, parodys, kokius tramplynus turi pasidarę su dviračiais. Visi vaikai taip pat treniruojasi, bet ir su viena ranka taip pat Dovydas nepasiduoda. Irgi taip pat stengiasi pirmauti, niekam nenusileidžia. Tai norim paklausti, kas ten įvyko ir kaip kada ruošiasi vėl kilti kovą, treniruotis, sakysim, vėl su motociklu ir toliau. Na, tai spalio kažkelintą važiuosim į Italiją daryti operaciją rankai ir kai grįšim, tai jau pradėsim treniruotis. O aš gavau traumą Italijai, Polkanto treniruočių metu. Jau buvo po treniruočių, mes testavome motociklą ir per tolį nušokau ir ant duobių ir metė per galvą. Aš taip suprantu, testavot, kad geriau važiuotų, ar amortizaciją pačią testavot, kaip ten buvo? Ne amortizacija, motociklą, testavau motorą. Nu, tai taip išėjo, kad tėvukas padarė per galingą motorą, ne taip? Tai ne, čia ne dėl to. Na, aš juokauju iš tikrųjų, tai ten visą laiką yra tie galingi motociklai, tiksliau variklį padaryti, jau kaip ir bedaryti nebereikia, man atrodo, ar ne taip, tik tai reikia rankinas ir sveikatos turėti. Taip, turbūt. O tai kaip Italijoje oras, sakysim, patiko, kiek laiko tam prabuvot? Pirmas 3 dienas atvažiavom, tai buvo sniego daugiau negu Lietuvoje. Italai sako, kad katastrofa, uždarytas visas trasas buvo, bet tas 3 dienas bėgiojom krosą, baseinę plaukėm ir 4 dieną jau važiavome trasą. Tik viena trasa, beveik viena trasa Italijai buvo atidaryta. Ir tada treniravomės ir mes ten buvom beveik mėnesį. Nu, viskas aišku, sakyk dabar, su kuo būti išvykę, su kokiu sportininku? Su Arnu Milevičium iš Pakruojo ir su treneriu Linu Šiaučiūnu ir su tėvais. Tai dabar, kaip matėme, Arnas Milevičius 65 kubinių paėmė pirmą vietą. Vienu žodžiu, kaip ir pastangos veltui nenuėjo. Taip. Tai tau irgi, sakysim, jeigu ne trauma, taip aš čia būtum turbūt ir ant 2 ratų atvežęs visiems. Tai nežinau, gal ir būčiau. Nu, taip galvojama, aišku, čia. Taip atrodo. Nu ką, vienu žodžiu šnekinam Dovydą, tai kaip ir gal dar Dovydas nori ką nors linkėjimų perduoti, sakysim, dar tiesiai į kamerą. Norėčiau palinkėti tėčiui su finansais, kad būtų gerai ir motokrose, nes jis pradės važiuoti. Tai ir visiems. Mamai kantrybės ir nežinau ko daugiau. Ir sveikatos. Tai paneliam? Ne. Tai panelio, tai turi, aš kiek mačiau ten aplinkui vaikščiai, tai baisu važinėja varžybas. Neturiu. Ir nereikia. Tai ką, išeina laisvas, galiu pasakyti tiesiai, kada bachūras laisvas, geras, sportininkas patyręs. Taip, bet nereikia. Kaip nereikia, bet panelio irgi blogai. Ar tik tai vien su motociklu važinėsi, judinės? Motociklas panelė mano. Tai va, nieko nepadarysi. Viskas aišku, panelės nusivylusias paliko. Tai ką, visai geras, tada šnekinam Dovydą dar sykį.